Įprastai saugoma jos yra apie, ta pirminis pasirašymas, jeigu nusprendžiam jas saugoti, jos yra laikomos apie 20 metų, bet iš tikrųjų rudenį buvau didžiausiame virkštelių kamieninės ląstelių konferencijoje, kongrese, kur buvo pristatyti rezultatai apie tai, koks yra tų virkštelės kamieninių ląstelių gyvybingumas ir panaudojamumas jas išlaikius 29 metus. Tai iš tikrųjų labai gražiai buvo parodyta, kad nei jų gyvybingumas, nei jų kiekis visiškai nenukentėjo ir tuos pačius rezultatus mes galime gauti netgi 29 metus išsaugant tas kamieninės ląsteles. Tai čia faktas tiek, kad mes jas, nedaug dar patirties turime, nes būtent tik tai apie 30 metų apskritai jos yra atėjusios į mediciną. Tai tas įrodymas, kad 29 metai jos vis dar yra gyvybingos, tai yra fantastinis ir aš manau, kad dar po kažkelių, po 5 arba dar po 10 metų vėl tie tyrimai bus atliekami ir tas bus terminas turbūt nustatytas, kiek jos gali būti gyvybingos, kiek metų saugojamos. Tai žodžiu, kol kas mes turime tai, ką turime, kad 29 metai vis dar joms yra viskas gerai toms ląstelėms.